Labas rytas. Susipakavau daiktukus savo, šiandien normaliai biškį iki 9 pamiegojau. Tai šiandieną mano kelionė prasideda į Muinė. Tiesiog iš miesto dabar noriu biškį pamainyti aplinką prie jūros pabūt. Ir važiuosiu su kažkokiu, vėl turėtų būti VIP autobusas, nežinau ką aš ten gausiu iš tikrųjų. Šventės daug kavinių užsidarė, bet spėkit, Starbucksas tiesiog klesti. Čia aš pasimsiu kažką užkasdą, aš reikės paieškoti, kur prisės, nes čia viskas pilna. Laukia irgi va pilna žmonių. Bet Starbucksas ir Starbucksas. Garantija, kad kava skani. Europietiški pusryčiai. Nu kaip Starbucks'e, tai už viską 10 eurų, dar čia nėra super brangiai. Tai biški sūriai, biški deserto. Ką jūs galvojat? Šventinis laikotarpis, neįmanoma mašinos išsikviesti su mopedu, čia sunkokas su tiek daiktų. Nedidelis atstumas šiaip rodo, ten pėsčiom kokios 8-10 minučių eiti. Aš dabar būčiau per laiką nuėjus, per kurį laiką bandžiau išsikviesti taksi. Nei vienas taksistas nenori trumpo atstumo vežti, matyti, neapsimoka jiem. Karočius į savo visus raigais namu bandau varyti. Bilietėlis mano rankose, tai dabar laukiu savo autobusiuko. Žymo mokėjau gal ten apie 15-16 eurų gal, apie 3-4, gal 4 labiau valandos kelio laukia. O, kokia grilinta mėsytė su muštinukai, čia kelionė į vieną reikia pasiemti. Euras čia su centais kainuoja, toks visai nemažas sumuštinas, čia mano bus sotus pietus. Visa egzotika tame, kad mes kažkaip lievą autobusą dabar atvažiavom in the middle of nowhere, nežinau, kur čia mūsų atvežė, dėl to, kad galėtume persėsti į jau savo luxury sleeping busą, kuris beje, man atrodo, kažkur yra už nugaros, tai dabar eisim ieškoti, su kurio autobusu iš tikrųjų reikia važiuoti, nes dabar tiesiog su kažkokiu paprastu autobusu važiavam ir tiek. Sistema ta pati, batukai į celofaną. Mano gultas šitoks, nu, siaurokas galiu pasakyti. Ir tik tai šį kartą biškelį geresnės kokybės. Standartinis bajeris. Laukiam, neaišku, ko laukiam, neaišku, kiek laukiam. Vis dar privežinėja kiti autobusai dar kitų keliautojų, tai jie vis dar čia jungiasi į tą autobusą, matyt, kol užsipildys. Jei, pajudėjom, nuimam laiką, be 6:03, labai įdomu, už kiek laiko būsiu vietoje. Nu, gal bus velnio čia važiuojam, aišku, po 5, aš galvoju 5:30 jau būsiu vietoje. Jeigu viskas gerai, jeigu čia susišnekėjom su vairuotoju, aš paprašiau, kad mane truputį paleistų anksčiau, negu yra sustojimo taškas. Beveik laiku, sakiau, po 5:30, po 5:35 atvežė mane tiesiai prie mano hostelio. Čia yra toks biškį ant gatvės, bet tikiuosi nebus labai triukšminga. Taip, užeinam, čia toksai gana erdvus kambarys, iš čia berods suskaičiavau 12 gal lovų, tai aš gavau vat kampinė, tai tokia biškį pasislėpus būsiu, kas yra visai gerai, nereikės į 2 aukštą lipti. Tai va, tai žodžiu, toksai dar net yra ir ventiliatorius, jeigu labai norėsis prasivėdinti, tai šiaip visai patogiai atrodo lova ir yra būtent šitam kambariui skirtas ir dušas, ir tualetai. Tai čia 6 eurai už naktį. Sakyčiau, visai neblogai. Kol atkeliavau, tai ir vakaras užklupo. Čia šiaip yra pajūrio kaimas kažkoks tai nu dabar greit susirasti, kur pavalgyti, kur pavakarieniauti, reisiu atgal. Radau privietiniai va šitus blinukus kepa. Čia, žodžiu, deda ir krevetę, ir kiaulieną, ir dar ūglių šitų. Tai gaunasi, užsisakiau dabar 6 vienetus. Tai už 6 vienetus čia gaunasi kažkas tai nepilni 4 eurai. Va tokie va blinukai gaunasi, sukomplektuoja. Visgi 4 samu, va čia man jau baigė sukomplektuoti. Tai 4 čia gausis kažkas taip eurai. 4 vienetai. Tai dar grįždama tik parduotuvėje atsigerti nusipirksiu ir viskas bus mano vakarienė. Komplektai čia man dar tiesiog salotų ir tokį maišelį padažau, bet aš nežinau, to padažo ar čia norėsiu. Tai va, tai bandau ragauti. Tai man niuansas įdomus, kad jie ten yra ne iš lukštenio krevetės. O toliau dabar viduj, čia tie ūgliai biškį lašinukas. Man kažkaip apsitai vietnamiečių virtuvėje druskos trūksta. Aišku, čia gal deda visokių padažų, gal tas padažas ten kažkoks suresnis, bet šiaip iš principo jie druskos nelabai kur deda. Nežinau, toks švelnus skonis. Aš prie vietnamietiško maisto kol kas neprantu, man jie visi skoniai yra keisti, vieni daugiau, kiti mažiau. Tai šitas toksai, nu tokia kiaušinienė su kažkokiu papildomu prieskoniu. Labas rytas. Va šiandien
Pasimsiu net nematau, bet tik dviratuką už nepilnus 2 eurus dienai ir važiuoju, atsiuntė čia šeimininkas biškelį vietų, lokacijų, kur pavalgyti, ką pavalgyti, važiuoju biškelį apsidairyti, pažiūrėsim, kas čia gero aplinkui. Čia mano šeimininkas parekomendavo vieną kaip iš vieto, čia ir kortelę bus galima atsiskaityti, nes noriu kokią nors saldaus dubenėlio. Koks grožis už nepilnus 4 eurukus. Čia ir bananiukų, ir mango, ir uogytės šaldytus, ir kokosų drožlės, ir su kokosų pienu. Nu, labai čia gerai. Sau mindžikuosiu dviratuku prie jūros liokių. Tokia biškina šalesnė gatvelė. Toliau kažkaip labai daug rezortų užėjame visus plotelius. Toks normalesnis privažiavimas prie jūros. Nu, tai prie paplūdimio čia prisiparkavau. Tai va, čia toksai kaip ir platus smėlio paplūdimiukas. Galima, taip sakant, prigult skūrytę pakept. Rezortai, aišku, turi savo visokius pastogėlės. Tokio, kad turbūt išsinuomot kol kas nematau. Nu, nebent ten gal koks beach klubas kažkoks tai yra. Nu, šitoj biški praseisiu, pažiūrėsiu, kas čia yra. Aš manau, kad tie, kas atvažiuoja į šitus visus rezortus, ir yra iš tų žmonių, kurie nori, kad atvažiavau į viešbutį, išėjau iš teritorijos tiesiai į paplūdimį, išsimaudžiau, grįžau, tada tokie paplūdimiai tinka. Bet jeigu kalbėti apie tokią, kad egzotiką labiau, arba kad čia labai wow, kažkoks paplūdimys, esu mačius ir daug geriau, kad aptvarkytas, taip, nes turistam paruošta, tai čia jau, kaip sakyt, kas pagal savo pasirenka. Man asmeniškai nėra wow, bet kažkam gal viskas ok. Jūra, aišku, žydresnė negu mūsų Baltijos jūra, bet biški vėsesnė negu aš dabar buvau Kambodžoje. Bet jeigu atsigaivinti, visai faina. Sekundę sustabdau jūsų žiūrėjimą. Noriu tiesiog priminti, kad jeigu patinka mano video, spauskite like, spauskite subscribe, sekite, kada ateina nauji video. Ir jeigu patinka, turite pastabų, komentuokite, pasistengsiu visus komentarus perskaityti. Taip guliu, klausausi bangų ošimo ir galvoju, koksgi čia telkinys, koks čia pavadinimas. Čiagi jau yra Pietų Kinijos jūra. Tai viskas, dar vienas naujas kartas per šitą kelionę, nes jau ne pirmas kartas, kai maudausi kažkokiam naujam telkiny. Indijos vandenynas man buvo naujiena ir Pietų Kinijos jūra. Radau tokią kavinukę, čia restoranėlis kažkoks tai dar. Va taip va tiesiog parkelis ir yra kavinė. Su staliuku, galima su vaizdu į jūrą pasėdėti. Čia netgi viršų yra hamako, turbūt čia kas snūstelt norėtų. Pasėmiau šaltos kapučino su vaizdu į jūrą. Visai čia fainai. Aš irgi norėčiau taip pakrist hamakė, bet hamakas užimtas. Praėjo kelios valandos nuo to laiko, kai aš atėjau į paplūdimį. Tai kaip skiriasi užimtumas, kažkaip tai ir vietinių daug susirinko čia ir visur kažkaip žmonių padaugėjo. Čia po pietų gal populiariau biškelį lankytis paplūdimį, nežinau. Visa išriebaluota biškį. Bet pagaliau Vietname radau superinę masažuotoją, kadangi šitam miestelį aš neilgai būsiu, jau poryt išvažiuoju. Nežinau, aš pas ją užsirašiau rytoj dar vakare kartą nueit, nes nu kur masažuoja, nu tu jauti, kad žmogus žino, ką daro. Tai baisiai gerai čia išsimasažavau ir sumokėjau, man atrodo, 8 eurus nepilnai, kai tuo tarpu už šūdinus masažus mokėjau esu ir 15-16. Labas rytas, dar viena diena. Čia mano savadarbiai pusrytukai. Parsinešiau vakar vaisių biškelį. Ir viskas pasiėmiau mopedą raudonovą ir
truputį šiandien tolimesnius aplieksiu iki Fantieto, iki pačio iškišulį Muinėto. Žodžiu, šiandien biškelį pasivažinėsiu. Čia šiaip atstumai didelis, mopedą šį greit sulakstysiu. Mano jau mopedas paruoštas. Prisimontavau, tiesąkant, pati savo laikiklį telefono. Ir man vėl ta pati mintis, kaip gali nieko nemokėti arba kažko nemokėti. Kai aš čia tau montuoju, biški nesisekė iš pradžių, nes pirmą kartą gyvenime tą dariau. Praėjau bent 2-3 vyrai pro mane sukinės, nevins nepasiūlė padėti. Va, merginos, reikia mokėti dalykus pačioms, nes gali neatsirasti riteris, kuris pasisiūlys padėti. Tai va, nusipirkau čia tokį naują dalykėlį, pabandysiu, kaip čia su juo seksis važinėti. Čia kažkur nusukau, šventyklos vienos parekomenduotos pažiūrėti. Aišku, jau iš karto mane čia, kaip sakant, apmokestins. Gavau savo bilietėlę. Tai čia parkingas ir dar įėjimo bilietas, žodžiu, bendrai sudėjus 80 centų. Nu dar ne taip, sakykime, aš jau maniau, čia kelis eurus mokėsiu vienų užėjimą. Aš šitaip ruošiausi tom teisėm vairavimo, kad ir Vietname čia turėčiau skirtingose šalyse, žodžiu. Aišku, čia dar niuansas, kad man išnuomavo per mano hostelį, tai jie ten, aišku, mano pasavo vizų nuotraukas turi, bet nuomojimo, žodžiu, kriterijus, kam nuomot. Pažiūrėjau, mane sako, moki vairuoti. Aš taip sakau, taip, gerai. Viskas, tik tiek žinių. Aišku, nežinau, ten jeigu sustabdyti policiją, kas čia būtų, bet policijos kalkais nei kartą nemačiau. Tai va dabar bilietuką parodau ir einu apžiūrėti šventyklos. Tikrai net nesistengsiu pabandyti ištart pavadinimą šitos hinduistų šventyklos. Uždėsiu jums žymeklį, kaip jisai vadinasi šitas objektas. Jam ryškiam gėlių sodelėje. Bokštelių kompleksas. Prie kitų bokštelių išeinam. Šiaip jau tokia dar, nežinau, kaip reikės prieiti. Matau, kad gražus šonas vienas. Iš kurios pusės prieimas, neaišku, tik tai. Reikės dar tolyn tą kelią eiti. Šitokia. Čia užrašai, kad čia yra iš tikrųjų altorius šitoje vietoje, tai negalima ant jo lipti. Tradiciškai vietiniai nekalba su manim angliškai. Rodžiau gestais, gestų kalbą, kad mokėjau, tai visai man čia praverti. Rodau ten, rodau ženklą, kad einu ir sakė, jo, galima pro čia eiti. Tai, nu ne visai pro čia, aš tik tai smalsaujuosi dėl tų kaktusų didelių. Bandysiu čia pralysti. Išlendau, vat. Čia kaktusas didelis, gražus. Šiaip praėjimas tai tenai yra. Bet čia toks visai įdomus parkelis. Ai, nu gal ir čia tikrai, va, laiptukai tai yra. Gerai, keliaujam. Taip sakant, tas atradimo džiaugsmas. Ieškai ir randi. A few moments later. Nu ne, visgi čia nėra praėjimo. Nu žodžiu, nelabai suprantu, kaip čia patekti. Nes viskas čia jau yra tvora, nu per ją, taigi nelipsiu. Gerai, einu atgal. Sodas gražus, viskas čia okei. Tik tais praėjimo kažkaip tai normalaus nėra. Tikslas buvo iki šventyklos nuvažiuoti, bet kažkodėl tai bunkerius radau. Aišku, dabar ten šiukšlynas bus koksai tai. Taip. Panašu, kad čia fortas buvo. Matomumas nuo čia geras, tai dėl to čia va, kaimas matosi. O kaip vietiniai apsirengę vaikščiojo, kad saulė jų stipriai neveiktų. Gal net ir šalta jiems šiuo momentu, nežinau. Jeigu Google'as gerai verčia, tai šičia yra paminklas pastatytas kariams, kurie padėjo išsilaisvinti nuo Prancūzijos kolonizacijos. Aš va šitą šventyklą mačiau ir nuo kalno ir niekaip neradau prieėjimo, tai dabar pabandysiu šiek tiek arčiau prieiti. Aišku, čia ne fainu, čia kažkas užtiesiai šitoj pusėje muziką leidžia prie šventyklos, nu bet tarkim. Aš noriu šitą apžiūrėti. Fainai čia atrodo. Čia jau budistų yra.
taip bent jau rašo, taip budistų čia bus šita. Čia visokių bokšteliai gražus. Ir nuo Atinų kalnų šiek tiek panoramos matosi į Fantieto miestą. Ir pats Buda, laikantis tą rankos pirštų kombinaciją reiškiančią gyvenimo ratą. Galit sakyti, ką norit, kompleksiukas gražus. Aš šiandien taip gana entuziastingai užsibrėžiau kažkaip daug pavažinėti, bet šiandien taip karšta yra. Vakar sakiau, kad oi debesuota. Kai buvo debesuota, buvo ne taip karšta, dabar saulė išlindo, tai važiuojant mopedu yra visai fainai, bet vaikščio, tai dar tiesiog važiuoju, tiesiog prasilėksiu per Fantieto miestą ir staptelsiu prie uostelio. Dabar pačiu Fantietu važinėju. Galiu pasakyti, šūdakruotas miestas, čia vietomis, kur visai gražus laiveliai, tai tenais smirda žuvim visur, o kitur, tai va, prie paplūdimio viskas užtverta, tai radau vieną tokį praėjimą, rodo, kad tik pėstiesiems, grinai smalsumą, pažiūrėk, kaip pačio Fantieto paplūdimys atrodo, nes šiaip agentūros tai mėgsta tą Fantietą čia skraidinti kaip į egzotišką vietą, kol kas aš tos egzotikos, tai čia labai mažai matau. Man atrodo, kai rašo agentūros, kad į Fantietą veža, į Fantieto paplūdimiai, tai Fantietą turi galvoje visą tą rajoną, tai iki Muinė, nes vadlink Muinė, ten tie paplūdimiai, šiaip irgi ne balto smėlio, ten gelsvo smėlio, aš dar grįžinėjant prasuksiu pro ten, bet jeigu važiuos agentūrom, tai reikia pasitikrinti, prie kokia lokacija bus ir kokie iš tikrųjų paplūdimiai, nors nuotraukos Google beje balto atrodo smėlio, bet pravažiavau ten ne balto tikrai. Važinėdamas čia žiūriu, yra toksai jau paplūdimių zona. Grinai dėl įdomumo pažiūrėti, ką jie čia turi. Prieisiu arčiau jūros. Vietinių čia daug iš tikrųjų. No. O, vau, čia sarkazmas šiaip. Bet nutiko. Čia vietiniai viskas, čia tikrai nėra turistų, čia yra vietiniai susirinkę. Ar žydras vanduo? Ne. Ar baltas smėlis? Ne. Radau krantinę, kur buvau kažkur internete mačius, kad šitam valteliam plukdina. Yra net ekskursijų, kur su šitam tokiam apvaliom plukdina po kanalus. Va šita vieta man Fantieto, tiesiog originaliai įdomi. Visa kita čia tokios vietinės gatvelės, nieko irgi patinka. Prasivažiavau truputį per Fantietą, tai galiu pasakyti, man gražiausia Fantieto vieta yra va šita spalvota upė. Daugiau aš čia kažko ypatingo gražaus nerandu. Aišku, šiukšlių pilna upėje, bet still šičia kažkaip man va šita vieta patinka. Grįžtu prie savo mopedo. Tai dabar pasižiūrėjau žemėlapį, kad aš nuvažiavau tolo, kai dabar iki pačios Muinė, tai man net 40 minučių važiuoti, bet ką, važiuoti ne karštą, galima, sakant, į kelią leistis. Aš dabar kaip tik greitkeliu lėkiu, šiaip labai patogu, viena juosta grinai yra mopedų ir plati tokia juosta, tai aš va link čia minu dabar, link šito iškišulį, čia va yra Muinė, ne iškišulys, gal taip lietuviškai verčiasi, tai va link šito ten kažkur link galo bandysiu nulėkti. Tai čia kokius 70 km/h lėkiu, tai net šalta taip darosi. Tai va, tai šiandien tokia biškį keliauninko diena. Kaip gerai, va savo sėdi, važiuoji, sustoji, nori toliau važiuoji. Labai man patinka šitas važinėjimas mopedu. Čia man tiesiog atradimas, kai išmokau vairuoti, kad galima va taip savo su mopeduku keliauti. Sustojau čia prie Muinė, kur veža visus turistus masiškai, čia visas takas užimtas, visi užsiėmė čia fotografavimusi. Tai va tokiai lankėliai įdomi, spręskim patys kiekvienas, ne, čia fainai labai, bet jeigu nekreipdėmės į šiukšlyną, tai šita įlanka visai tokia graži. Čia tokia irgi, jeigu įsivedi Muinė, tai matosi va šita va įlanka pilna laivelių. Aš jau pačiam Muinė iškišulyje, man labai patinka tos įdomesnės vietos, tai va prašau, čia yra katalikų bažnyčia,
Jėzus tenai yra, bet jūs pažiūrėk pati bažnyčia kaip atrodė. Čia tyva gal kažkada statė kaip, pagal savo stilių, bet užsibaigė kaip tai su krikščionišku vidum, visų interjeru. Žodžiu, dar niekur nesumačius va taip atrodančios kataliko bažnyčios, be mūsų įprastų vitražų, bokštų, o čia tokie labiau Azijos bokšteliai. Prašau, va, Marija yra. Čia yra vietinių gatvelė, vaikai sveikinasi, moteriškės man čia linksi, moteris irgi su manim sveikinasi. Aprašau, dar ir gatvės vidury karvė vaikšto. Va. Tiesiog autentika. Privažiavau čia kažkur iškišulio kampelį. Čia matau irgi vietiniai sau trinasi. Čia tai įlanka iš kitos pusės dabar. Visi laiveliai, viskas matosi. Truputis vietos gyvenimo. Mėgstu labai šitaip apsidairyti, pasižiūrėti, kaip iš tikro tie namai vietiniai, kaip čia tos tie iškišuliai. Toje apvaliojo valteliai savo plūduriuoja vietiniai. Aišku, čia žvejų labai daug žvejų laivelių. Ir jie tais mažaisiais apvaliais laivukais, irkliniais, va tik į savo tų žvejybinių laivų matyt daplaukia. Šitoje va gražioje vietoje yra jų kapinaitės vietinių. Gal visai nieko, kai tave palaidoja su šitu vaizdu. Visai faina gal. Čia kadangi yra žvejų kaimas, tai va čia žvejai jau prižvejoja, tai čia visi tik išrūšiuoja dabar matyt. Pagal žuvių rūšis, kiek jie čia daug. Darbas vyksta, nieks nepyksta. Einu link savo mopedo. Pamiršau vieną dalyką paminėti, kiek degalai kainuoja. Apie 80 centų litras ir litro visai nemažai užtenka pasivažinėjimams. Radau Google atsiliepimuose, kad šitas restoranas, jų beje šitokių restoranų ant kranto yra labai daug. Bet šitas turi virš 7000 atsiliepimų ir jų vidurkis yra 4,9, kas yra žiauriai gerai. Ašu, kad jie čia tikrai labai populiarūs, virtuvė baisinio dydžio ir teritorija restoranų irgi yra labai didelė. Tai aš bandysiu prisiparkuoti kažkur kampelyje. Išsirinkau čia žuvę kažkokią, jas čia va taip kepa ant griliuko. Tai sakė, man atneš, nepaklausiu, kiek kainuoja, bet kiek jau bus tiek. Čia šiaip visokio čia gėrio turi, bet man norisi žuvytė. Čia turi visko ko ir dar net gyvi. Va. Kaip kurie štitai jau nebe, bet va čia va dar laksto, taip sakant. Krabai irgi. Su krabais tai toksai niuansas, kad su jais labai daug krapštytis reikia, mėsos mažai. Užsakė žuvis, sakė, ateina tik žuvis, tai sako, salotas reikia atskirai, bet jūs pažiūrėkit, koks bliūdas salota. Ir dar didelis žuvis, kaip čia reiks įveikti, nežinau. Čia kažkokį padažiuko. Čia turbūt tas variantas irgi kaip Kambodžai, kur įsispaudė sultytas ir čia gaunasi žuviai padažiukas. Mano žuvytė atkeliavo. Neblogai atrodo. Mes klausė dar su čili, be čili, nežinau, neatrodo su prieskoniais. Jūs pažiūrėkit, kokia čia sultinga žuvytė. Labai jau čia, neblogai. Šitas padažiukas baltas, va čia yra turbo. Aš jau tiek mažai užsidėjau, čia labai aštrus, bet, šiaip žiauriai gerai čia. Tikrai verta tų visų atsiliepimų, kas yra internete, nes tikrai labai skanu. Mano pietus slešas vakarienė, gal labiau ankstyvo vakarienė, 20 kažkas su centais kainavo, bet buvo verta kiekvieno cento, žiauriai skani ta žuvytė buvo.
Tai dabar vis apsipatenkinus jau nebetoliu namų, esu tai varau namo, nes šiandieną vakarui dar užsisakysi masažiuką viso kūno, tai tikiuosi mane užrašė pas tą masažistę, kuri vakar masažavo, nes vakarykštai buvo belė kokio gerumo. Antra diena masažuojuosi, labai gaila, bet šito masažo salono kažkodėl tai nėra žemėlapyje. Čia turėtų būti color kažkaip tai uždėta. Šitas variantas, kur aš beveik užmigau per masažą, kas yra šiaip labai gerai, reiškia, visiškai atsipalaidavau. Šį kartą tai iš vis net, dabar nereikėjo nesakyti stipriau, švelniau, tiesiog natūraliai ėjosi labai gerai. Žodžiu, masažas man yra kažkas tokio, jeigu geras masažuotojas, čia man yra turbo 3000 polisis. Labas rytas, šiandien mano kelionės diena, bet dar biškelį turiu laiko. Su mopedu važiuoju savo tą dubenėlio skanaus pavalgyti. Ir dar liks laiko, tai susipakuosiu daiktukus ir paskui lauks apie 5-6 valandas, tai tikrai aš užtruksiu, tai visai vakarop tik tai atsidursiu Notrang mieste. Aš vėl pusryčiauju šitų dubenėlių vietoje, tai šį kartą susakiau, čia bus kakavinis kažkoks tai jogurtas. Tai jau baisiai skanu. Nežinau, man hostelius savininkas sako, aš tas su mopedu nuvešiu, sakau, bet aš su kuprinė, su daiktais. Arba tai laikysi tą kuprinę nugaros, tipo, aš mažesnę kuprinę ant priekio. Nežinau, sakė, galbūt ready važiuojam. Nu, atvežė. Ir dabar laukiam, kol privažiuos tas autobusas. Ir viskas, ir tada, 5 valandos kaip minimum, dar čia žiūri biškį vėliau išvažiuojam, tai aš čia keliausiu minimum 6 valandas. Gerai, kad tas sleeping busas, tai ištiesus kojas, jeigu ką, galima ir nusnausti. Šį kartą čia labai jau pilnas ir kadangi mane paskutinė paėmė galas visas tuščias, sako, tai galėsi jis kur nori. Tai va, tai visas galas man, nebent dar kažkas įlips. Tai va, sako, įtis ištiesus, važiuoju toliau. Praktiškai išmetė vidury miesto. Tai viskas aš nečiangiu, bet dabar reikia rasti kažkaip tai taksi. Aš su mopedu vėl čia tiek daiktų nenoriu varyti, reikia bandyti mašiną įsikviesti. Miestas čia vis dar pasipuošęs, bet ir kamščiai šventiniai. Šiandien dar taksi važiuoju. Tai labai jaučiamės trunkam, nors atrodo netaug reikėjo važiuoti. Strigom šventiniuose kamščiuose. Mane paleido, nes toliau čia nepravažiuojamas kelias. Tai nežinau, aš tikiuosi tą viešbutį čia kažkur Skaisgatvį rasiu. Ne, viskas va gerai, rodiklės yra Golden Lotus Central 7 metrai. Jei, viešbutis egzistuoja. Tai va, tai aš šį kartą viešbutį gyvensiu už nepilnus 15 eurų nakčiai, tai labai įdomu, kokį čia kambarį gausiu. Gavau tokį labai nutrintą numeriuką į 4 aukštą. Nu, baisiai pavargus, baisiai. Man galva tiesiog net plyšta, ar tai mažai vandens gėriau ar kažkas, bet jau tiesiog noriu pakrist, kažką suvalgyti, būtų dar gerai ir masažas.
Nu ką, mano numeriukas čia. Žiūrim, ką turim. Nu, nieko, biški sienos paspardytos, bet šiaip ką, man tai čia tiek ir užteks, langiukas neaišku, ar kažkur tai veda. Vonia, dušas, o tiksliau yra. Tai man čia svarbiausia du dalykai - dušas ir lova. Tai va, tai kaip ir išpildo mano pageidavimus. Į italų restoranėlį tai čia toks pilnas, berenkiai žmonių. Ir šitą, ir eilė reikėjo net stovėti, čia picos į trasą eina, tai aš užsakiau makaronų su sūriu, labai nieko ypatingo, bet noriu čia kažko tokio savo. Keliavo mano maistas, ragausim, ką čia gavau. Visai nieko, druskitės man gal biškai trūksta, dar čia papildomai sūrio atnešė, tai druskos dasibiriu ir bus žiauriai gerai. Įdomus toks dalykėlis buvo, einu gatvę, ieškausi kokio tai turo, noriu rytoj pasnorklint ir užkalbinau vieną ant gatvės esantį prekeivį, jisai klausė iš kur, aš sakau angliškai iš Lietuvos, jisai man lietuviškai atsako, sako, tai sveiki atvykę. Žodžiu, pasirodo, lietuvis dirba ne Čangė, ant gatvės pardavinėja turus, okay? Tai žodžiu, aš pas jį užsisakiau rytojui, tai rytoj pas mane laukia ekskursija dienos, bus biškelį prasiveidint galvą, paplaukiot, pasnorklint, pabūt, žodžiu. Tai va, tai viskas šiandien, taip sakant, nuotykiai baigęs, reikia eiti ilsėtis, miegoti, pavalgius ir galvą nustoju skaudėti, taip kad viskas gerai. Labanakt. Labas rytas, kažkaip tai numigau. Galvos nebeskauda ir laukiu savo gido, važiuosiu į snorklinimo ekskursiją ir šalia esančių 2 mažų salų apžiūrą. Nu, laiku niekas niekada nepaima, tradiciškai. Dabar galvoju, kad per visą 70 dienų kelionę čia mano pirmas bautripas, kur važiuosiu, plauksiu pasižiūrėti dalykų, pasižiūrėti pakrančią. Praėjus 45 minutėm po pradinį nurodyto paėmimo laiko. Jau judu. Nu ką, prašautas oro kol kas, nes turėjo būti šiandien giedra. Pagal prognozę tai pasirinkau šiandien važiuoti saulės pro niekur. Ką tai reiškia, kad vandens spalvos nesimatys. Uostas belė kaip čia užimtas. Daug norinčių pasnorklit, vienus po kitų plukdo. Nu, čia yra labai busy reikalas. Nu, lyg tai čia mūsų. Nu, pajudėm. Nu, mes lyginam tai su tokia čia seniena plaukiam. Lyginam su kitais laivais. Bet čia eismas tai turbo. Įsivaizduoju, kiek čia snorklintų bus ant kiekvieno kampo. Čia panašu, kad žmonės gyvena ant vandens. Yra šiaip Vietname vietų, kur žvejai va taip tiesiog jūroje gyvena ant plausto. Tai čia panašu, kad irgi toks variantas. Snorklinimo ekskursijos esu daug darius. Pirmą kartą duoda ir rankšluostę. Tai va visiems išdalina. Nu, šiokia tokia naujiena. Šiek tiek prašviesėjo, vandens spalva pasimatė. Bet čia, sakė, nėra daug koralų, tai aš irgi labai jau nesistengsiu čia kažkaip tai filmuoti, prigaudyti. Kai gaidys, žodžiu, duoda tik tai kaukę, neduoda vamzdelio. Tu tik tais įkvėpi biškį, pažiūri žemyn ir vėl išlendi pakvėpuot, ta prasme. Tai situacija tokia, kad tu negali išplaukti be liemenės, ko aš žiauriai nemėgstu, man labai trukdo, aš mėgstu pati plaukti. Tada neduoda vamzdelio, tik akinis, nesakė, nesnai kažkas per vamzdelį pritraukė vandens nuo skendų, tad dabar nebedalina, nebent tu savo kaukę turi. Bet pavyzdžiui, būtų kas nors įspėję, kad neduos normalios kaukės, aš būčiau tiesiog nusipirkti savo. Nuplaukinėjom nuo pirmos salos, tai joje aš taip ir neiššokau išsimaudyti. Dabar lyg tai saulė prasišvietė, prie antros nuplauksime, ten leisime kažkur gerą valandą. Tai tenais bus daug žuvų, koralų, tai aš vis tiek iššoksiu, aišku, su visais nepatogumais, bet pabandysiu apsidairyti, bet pafilmuoti jau tikrai be šansų. Nu, priplaukiam, čia sakė, galima už euruką lovą išsinuomoti, bet kad čia to plotos su tom lovom nedaug. Nu, pasiėmiau už tos akinius, sakė, daiktas galim pasilikti.
ir tipo čia kažkur snorkliant. Nu, tai pabandysiu, kas čia bus. Čia jau tokia mišrainė, čia visi sulindę. Reikės bandyti gal kažkaip toliau paeiti, nežinau. Pabūsiu tą bambantį turistį, nu čia tokia mišrainė, čia toks... Nemanau, kad pirmiausiai žuvų čia normaliai nepamatyti, nes per daug žmonių tiesiog plaukia, tai aš pabandysiu tiesiog toliau paėjėti. Tiesiog ant akmenukų pasidėsiu, parimosiu ir manau pabandysiu per šitą pusę įlipti, kadangi aš turiu savo nuostabiasias basutės, su jom čia visur galima eiti, tai su jom pabandysiu pro čia įlipti, kur mažiau žmonių. Žodžiu, jeigu snorklinimui, tai čia šitą ekskursiją yra ne kad nulinė, minusinė, galiu sakyti. Ta prasme, aš tikrai gyvenime daug esu snorklinus ir čia tiesiog nėra ką žiūrėti į akmenukus ir dvi žuvytės praplaukia ir dar minės žmonių aplink plaukia. Ne. Bet jeigu kalbėt, kad, pavyzdžiui, graži spalva vandens, tiesiog pabūti va tokį bautrepą paturėti, tada galima tai skaityti. Bet kadangi mano tikslas buvo pamatyti kažkokį tai koralų, kuriuos čia žadėjo, tai nieko negavau iš čia. Šita uostelio pusė labai graži, tokia žydra. Tik tai čia rašo, kad maudytis negalima, nes matyti iš tos pusės laivai priplaukia. Bet va peizažas tai gražus iš šitos pusės. Šiaip koralų krante, belinkėkiai yra išmesta. Tai nelabai suprantu, kur čia tie koralai dabar jūroje tada. Arba tada tikrai ten tie koralai yra, kur visi susigrūdė ir vieni kitiem į kojas žiūri ir į koralus tuo pačiu. Pasėmiau už eurą su centais kėdutę, kokosiuką ir taip sakant, čia mano snorklinimas toks bus. Nes aš taip nenoriu ten lysti tą masę, dar plus be vamsdelio bandžiu, tai geriau man taip. Viskas, baigės mūsų laikas ištiksėjo. Dabar keliavome į laivą, sakė, laive turi būti mūsų pietukai. Tai vienintelis šiandien mane džiuginantis dalykas yra šita vandens spalva. Grįžtam į laivą, o čia vaikelį, maisto pridėta, priruošta, kokie pietukai čia didelė. Dabar viena stotelė dar čia bus. Čia toksai nebent paplaukoti šok, bet vanduo tai čia šaltas. Tai manęs nėra, kad labai domina. Tai tiesiog pakimarinsiu. Aš jaučiu, kad šiandien aš bumbeglį esu. Viskas, keliaujame atgal į krantą. Plaukiam pro namelius ant vandens, bet jau tokio šiukšlyno kvapas, ne tas žodis. Tokia šiukšlynas su žuvim. Štai taip atrodo pagrindinis Nečango pliažas. Turėtų būti labai jau čia tvarkingas, iščiustytas. Kažkiek matyti priklauso viešbučiams. Čia hebrytė visai ir šiaip pakritę po palmėm. Matos, kad turistinis. Bet ką čia, turbūt pati rytoj ateisiu čia pakrist, kur po palmę. Labai didelis, šiaip ilgas, labai ilga paplūdimio zona. Pas mane vakaras, jau beveik 7, aš porą valandų atsijungiu, biškį numegau, bet galva kažkas tiek skauda, nežinau, kas čia yra man. Tai apsirengiau šilčiau, nes Nečange, čia gerokai pavažiavom šiauriau, Nečange vakarais 19, būna 20, tai jau man šalta visiškai. Tai va, tai keliauju į tą patį, kur vakar buvau, restoranėlį itališką, norisi biškį mėsytės. Mano išsivajoti šankauliukai, dar komplekte moliūgų sriuba, tai negaujam. Moliūgų sriubytė labai net gera, jau senai tokios skanios nevalgiau. Šankauliukai labai jau, aišku, daug padažiautos, padažas šiaip skanus. Užskaitau. Labą dieną, reikia sakyti, nes tik tais per pietus įsiruošiau. Aš taip, pas mane lango nėra kambarį, tai aš taip galvoju, pasipležinsiu, maudimkį apsirengiau. Ir prieš pat išeinant pasižiūriu prognozę, kad atrodo debesuota ir vėjuota. Tai dabar suprantu, kad buvo geras sprendimas vakar paimti ekskursiją, kol saulė švietė. Tai dabar nežinau, aš tą savo maudimkę. Einu prasivaikščiusiu, ką žinau, pasižiūrėsiu, kaip čia kas čia. Vėjas nuo jūros pusės toks labai jau turbo, pagal bangas matosi. Dar galvojau, čia išsimaudysiu šiandien, tai šiandien. Čia kur išsimaudyti galėčiau, tai nebent Lietuje. Nes va,
Debesiukas toks normalus ateina. Ten gal net jau ir lyja. Iš tikrųjų, keliaujant intensyviai, tai gražiai atrodo paveiksliukos ir video, kad oi, kai faina viską pamatai, iš tikrųjų labai pavargsti. Aš, pavyzdžiui, jau vakare, tai nokautas man buvo, bet dar norėjau susimontuoti video į antrą dalį apie Vietnamą, apie Ho Chi Miną. Ir viskas, ir šiandieną atrodo daugiau nieko nenoriu, tik tai gulėt ir dar kartą gulėt. Jūs tik pažiūrėkit, kaip jūra šėlsta. Čia vienas kamikadzė nori kaip tai išsimaudyt, kaip suprantu. Čia tokios bangos, dabar truputį nurimo, bet čia tokios pora, čia tokių gerų teškėse. Čia taip labai įdomi ir saulė šviečia ir ten matosi, kad lietus horizonte. Ir vandens spalva tokia labai paryškėjo. Nu, gražu žiūrėti tą šėlstančią jūrą iš tikrųjų. O čia bičeliai nesiseka išlipt. Nu, iš čia pats jau įlendu, taip sakant. Lietus visgi atėjo. Galvoju, čia gal irgi po medžiuko kilys, tie medžiai čia tokie kiauri, tai čia sulys vis tiek, čia gal reikės bandyti perbėgti kažkur tai. Va, tai toks... Va tokia va mano ta diena, taip sakant. Darosi šalta labai greitai. Reikia bandyti kažkur pasislėpti greitai. Šiaip netoli namų esu, galėčiau ir parbėgti. Lietus tai nemažėja. Šiaip tuoj sulyta būsiu. Visi bėga, kaip sakant. Gal nepartrančia manęs. Žodžiu, esu netoli namų, tai tiesiog nueisiu kokią kavinukę, tuo pačiu kažką užkasiu gal dar. Kaip jis lyja. Kad pasislėpti nuo lietaus, atbėgau picos suvalgyti, čia ta pati itališka vieta prie mano namų. Tai dabar lietus jau ir apstojo, kol čia man iškepė tą pizzą, tai pasiėmiau pizzą margaritą, nes čia pizzos apskritai labai gerai vertinamos, bent jau internete. Tai va, tai tuo pačiu ir papietausiu, besislėpdama nuo lietaus. Gal paskui išvysiu dar vis tiek į paplūdimį paskaityti knygą ar kažką. Lietus jau praėjęs yra, apdžiūvę netgi, bet panašu, kad to lietaus dar labai gali būti. Labai čia neapsidžiaugiu, tai labai toli ir nenueisiu nuo namų, kad jau ką vėl užeis, kad galėčiau namo parbėgti. Atėjau, čia dabar biški drėgnas tas smėlis, bet pabandysiu čia kažkur pritupti. Nes ir dabar, pavyzdžiui, nėra labai karšta, šiaip rodė dar prieš lietų, kad 27, bet šiuo metu tai turbūt kokie 25. O toliau keliausiu rytoj jau į Hoi Aną. Tai jis dar už 10 valandų kelio, tai ten jau baigsis pležai, baigsis trumpos rankovės, ten jau turbūt toks bus 21-22 ir vakarais džemperis arba striukytė. Tai va, taip sakant, šiandien ir rytoj dar pasidžiaugiu tokią komfortą, šilta temperatūra ir man lauko temperatūra pradės šalti drastiškai. Taip atrodo žmogus, kuris vis dar galvoja, kad gal prasišvies, o beveik šalta sėdėt, bet vis tiek noris gamtoj, nu. Vietinis paplūdimio klubelis. Užtaikiau restoranėlį, kur gyva dainuoja ir visai neblogai. Vakar užbaigimai, aišku, masažiukas buvo nusidėrėta kažkur už 7,70 €, tokia visai tvarkingai vietelė. Dabar žiūrėsiu, kaip čia seksis ar geras bus, bet kojų masažus jie visai neblogai daro. Labą dieną, pas mane jau 11, susipakavau daiktukus, bet dar turiu iki pat vakaro laiko. Čia tokia
Žodžiu, nežinau, kaip čia pavadinti šitą dalyką, ar nesusipratę, ar biškį, kaip tai nepagalvoja apie turistus. Žodžiu, nuomoja mopedą, neturi laikiklio telefonui, negana to, net neturi jokių atsuktuvų, kad tą laikiklį primontuot. Sakė, aš pirma turistė, kuri prašau su laikikliu mopedo. Kaina tai šiaip jie čia normaliai už 5 kažkur 6 eurus nuomoja parai, tai man dienai reikia, bet su sąlyga, kad su paso palikimu. Tai dabar nežinau, kito varianto nelabai turiu iš tikrųjų, daug kas mieste irgi ima pasą. Tai, turbūt pirmą kartą gyvenime paliksiu pasą nuomai, nes niekada nepalikinėjau, o už pinigus, už užstatų niekas sutinka. Šiaip radau kažkur, bet dabar reikėtų vaikščioti po visą miestą ir ieškoti. Pasiėmiau, striukytę užsidėjau, nes debesuota, tai važiuojant bus vėsu. Bandysiu kažkaip įsiminti, kiek posūkį į kurią pusę, nes be navigacijos važinėsiu. Tai va, let's go. Keliavau čia šitą vietą, pamatėjot. Tai dar kol kas nerandu, kaip čia nusileis, nes čia kaip ir nusileidimas yra, bet užrakintas. Bet čia kažkas jau vaikšto. Čia gal kavos kokios reikia išgerti. Radau liktai, labai didelis vėjas. Čia daug kas eina, va ten tos valos dar pasifotkim. Graži visai vieta. Čia pats didžiausias traukos objektas yra šitas. Šiek tiek iš kitos pusės. Daugokai čia turistų, čia daug kas eina fotkintis prie tokios olos. Čia kaip Norvegijoje kažkur yra toksai, atrodo kaip pakibęs akmuo, tai va čia toks irgi kažkoks yra, tai čia daug kas lenda fotkintis. Čia tokia, aš sakyčiau, visai faina vieta, nuotraukom pasidaryti, kas labai mėgsta pasifotkinti. Tai čia tokia pats tas, aišku, turistų kadrė visą laiką bus, čia nėra taip, kad tuščia, bet, užskaitau fainai. Va dar koks spotukas nuotraukom. Prašau. Graži man šita vieta, kažkaip banguojant, ypač gerai atrodo. Čia truputį nuo kalvelės visi tie akmenys. Tokia nebloga viečiukė, išsirinkau atsisėst. Visiems svečiam čia atneša kažkokios arbata, čia su ledu kažkas, aš dar kavos užsisakiau, pasėdėsiu minutėlę dar su kava ir liksiu toliau. Čia skaitus užsisakiau kavą su pienu, tai atneša va taip, žodžiu, čia jau yra įpilta. Čia kažkaip turi nusikošti, nes po apačiai yra dar filtriukas ir ten kaip ir košiasi ta kava ir ten jau yra to balto kondensuoto saldaus pieno, o šičia tiesiog karšto vandens yra įpilta, kad gal čia tą puodelį dasipildyti. Čia kaip Ikea, pasidaryk pats, atneša kavos ir daryk pats toliau. Bet, okei. Vėl iššokau į striukytę, į šalmelį, lėkiu toliau. Važiavau prie šventyklos. Šį vakar turėjau vieną diskusiją, ar pigu šitose pietryčių Azijos šalyse gyventi. Gyventi gal ir pigu, bet keliauti nėra pigu, nes kainuoja visas ekskursijos. Va dabar atvažiavau, euriukas šiandien, euriukas ten, nes įėjimas ten virš euro, parkingas apie euras, visur kažkur kažką turi mokėti. Tai žodžiu, Vietnamas kol kas man irgi neatrodo, kad super labai pigu, nes visur į kairę į dešinę atrodo po kelis eurus, bet labai greitai išsitaško pinigai. Čia tokia graži šventykla. Kažkur reikia bilietuką nusipirkti, matau, tiket ofisas yra tenai. Gilų laiptai su visa mase. Čia panašu į hindų šventyklą labiau. Čia tokia įdomi. Irgi ten pabandysiu laiptais užsilipti, iš viršaus pasižiūrėti. Tai šitą šventyklėlė tokia ant kalno gaunasi. Šiaip fain labai tais tiltais važiuoti, aš pirmą jau tuo tolimesniu pravažiavau, dabar važiuosiu šitu. Tai šitą gaunasi va taip, ant kalvelės. Man patinka, graži labai. Tik aišku, turistų tai čia labai daug.
Tai ratelį padaryti. Labai čia intensyvios fotosesijos. Dar iš kitos pusės apžiūrim. Nu, jie ką moka, tai moka visokius tos gėliemus gražius padarėti, su skulptūrom visokiausiam. Čia tai daug gėlių dėl naujų metų, nes visas miestas iš tikrųjų gyvom gėlėm išpuoštas. Vakar kaip tik vakare dar patikrino, galvojau, ten negyvos gėlės, bet ne, viskas gyvom gėlėm išpuošta. Čia kažkoks kampelis gražus dar. Dar va čia toks kampelis gražus, besifotografuojančių irgi nemažai. Kolonų sodelis. Ir viskas, nes šiaip šventykla yra tokia labiau ant kelio, tai jie nesunku ir rasti yra. Apžiūrėjau, graži vieta, verta užsukti tikrai, kas jau nečiangę būsit. Ir dabar keliauju toliau kitą šventyklą, ten jau bus budistinė. Kai gerumo pataikiau, žodžiu, sustojau tiesiog pasitikrinti navigaciją ir teisingai važiuoju ir visiškai sustojau prie įrankių parduotuvės. Tai kai radinukas už, nežinau, čia už 3 eurus gal nepilnus, nusipirkau universalų atsuktuvą, nes dabar buvo problema, kad negalėjau prisimontuoti savo telefonų laikiklio, nes niekas neturėjo tinkamo atsuktuvo. Tai kai čia, nu ta prasme, čia man likimas atvedė tiesiog. Atvykau į budistų šventyklą dabar, tai truputėlį prasėjusi pro teritoriją apžiūrėti. Čia pirmas kiemelis. Aš gal ten nesigrusiu, žmonės ten meldžiasi, bet turbūt man reikės lipti į kalną. Panašu, kad reikės eiti pro čia. Man pro aną pusę neleido eiti. Aš kaip suprantu, tenais labiau vienuoliam praėjimas arba vietiniam, kurie tinkamais rūbais. Tai dabar išsitraukiau skarelę, užsirašiau ant kelienus, kad pasislėpti. Tai pagal idėją dabar pro čia turėčiau praeiti. Čia kas į vidų eina, tai eina be batų. Pasimils, kas ateina. Graži šventykla šitą irgi. Čia kaip vis laiką vidų neleidžia filmuoti, tai šį nelysiu su kamera. Bet esmė, kad jie ten viduje meldžiasi. Na, kaip visada, norint kažką gražiau pamatyti, reikia kažkiek tai vargo įdėti. 100 laiptukų laukia. Dar viena sekcija laiptukų. Dar viena. Jau moterytės stabdo. Aš irgi tuoja pradės sunkiau kvėpuoti. Pirma stotelė. Nusukau čia nuo laiptelio. Pasižiūrėti. Kažkaip prasigėdri ir karštą pasidarė. Visiškai pirmai kažkaip vėsoko buvo. O dabar ir karšta, ir lipt, čia yra reikaliukų. Taip. Lipu toliau. Nu ir užlipau iki Budos. Tai prie pačios Budos čia gaunasi nuo kalno, einu paieškoti, kažkur turi atsiverti truputėlį panoraminių vaizdų. Šiek tiek į miestą ir mačiau, kad toj pusėje irgi yra panorama. Perėjau į kitą pusę, čia vėjuota labiau. Čia labiau gal miestas matosi. Aš kažkaip įsivaizdavau, kad nuo šito kalno jūra man gerai matysis, bet kaip ir matosi, bet tai jau labai toli. Čia gaunasi ne prie pat kranto. Nu, čia va gal gražesnė man panorama. Su tais kalnais fone. Kaipgi šventykla be gulinčios Budos. Šiaip vienas gidas kitoje ekskursijoje sakė, dėl ko yra ta gulinti Buda. Nu, budistai tiki, kad, žodžiu, Buda atsigulė miegoti, iš tikrųjų numirė, bet pasiekė iš karto nirvaną. Nu, tokia teorija yra.
Panašu, kad šita dalis Vietnamo man pradeda gamtos prasme, pradeda labai patekti, nes visa šita kombinacija ryžių laukų, kalvų, nu, žiauriai gražu. Ta žalia spalva tokia sodri ryškia. Tai aš dabar važiuoju, va taip link šventyklos, jinai bus kalvoje, tai reikės va taip kalniuku užkilti viršų. Nu, jūs tik pažiūrėkit, čia vienas malonumas tokiais keliukais važiuoti. Aišku, kelias toks biškai drebantis. Bet va čia yra unikalumas jau turizmo nelabai. Vyksta vietinis gyvenimas. Ryžių laukų priežiūra. Čia mane navigacija tokiu kaimu veda. Bet kaip man čia patinka, kaip čia gražu viskas. Pravažiuoju čia kaimo kapines. Atvažiavau į parkingą, panašu pagal mopedų skaičių. Tai čia toks, sakant, populiarus taškas. Nes visur parkingai. Prie šventyklos čia perkai kokius atlaidus, pas mus guminukų. Saldainė, šventykla pirma dalis, bet man čia moteriškiai smojuoja, kad aš tolyn čia eičiau pro šičia. Visada 101 laiptelis. Laiptukai nesibaigia. Mačiau per properšą, kur ta šventykla, tai dar čia gabaliukas eit. Kavinukės va įrengtos ant skardžių. Jeigu kas galvojat, kad buvo mažai laiptelių, prašau, dar laiptelį. O, vargelį, tai kuriuo čia dabar, ar šito į viršų, ar per šoną, gal bandau per šoną čia. Taip, pasirodo dešiniu takučiu einant. Vartai šventyklos. Tai čia, dar ne šventykla, šventykla va ten viršui. Tai realiai jokio skirtumo, ar eit pro dešinę, pro kairę pusę, tik per dešinę pusę, va šitų lieptelių yra galimybė pereiti. Čia nedidelis kriokliukas apačioj. Oi, čia fotosesijos vyksta. Vieni laiptukai va dar atvedė tokios stotelės. Šiaip faina, ten tų kriokliukų daug. Tai va viršui čia kažkur girdisi muzika. O labai čia faina. Matau, kad vietiniai tokiu nelegaliu keliuku eina, kad nereiktų vėl rato daryti į šventyklą užlipti. Čia ir aš paskui vietinius varau, kad man nereiktų per daug laiptukais laipiot, nes jau ir taip karšta. Tai čia toks šoninis keliukas, kuris veda ant laiptų ir veda ten į viršų esančią šventyklą. Manim sakei, kad labai kietai čia atrodo. Čia va tas laimingasis Buda, besišypsantis plačiai. Nu, man dar šiek tiek liko ir būsiu, taip sakant, misiją įvykdžius iki viršaus žlipus. Ir pasirodo, čia dar ne viskas, yra dar aukštylė. Dabar truputį pauzelę padarau, tad gaut kvapą. Aišku, kuo toliau tų vaizdai geresnė atsiveria. Čia truputėlį daugiau visų auksų papuošalų. Ir visos va šitos gėlės yra natūralios ir visur miestuose jų pilna pardavinėja. O va tenais moterytės juokėsi, rodė, man sakėm, dar lipti viršų, dabar pačios padus visos, tai aš irgi lipsiu, man dar damuštų iki galo. Sakant, jeigu jau atėjau, tai jau iki galo. Kaip visą laiką, kuo aukščiau lipi, tuo sunkiau, bet viršūnėje yra gražiau. Tai va įveikiau visus laiptukus. Ir čia yra paskutinė jau stotelė. Čia jie žmonės meldžiasi, būna, bendrauja, taip suprantu. Einu dar prie tos pusės pasižiūrėti. Čia išėjimas prie krioklio pasirodo yra. Va, dar keli laiptukai.
Ir čia pro šoną matosi tas aukščiausias krioklys. Gaila, aišku, čia šiukšlių biškį prisišiukšlinė jie yra. O Dievis, pažiūrėk, kokią šį vaizdelį užtaikiau. Čia va visas krioklys matosi iki pat apačios. Ir taram, visi vaikai eina savo. Aš jau čia prisėsiu pamedituoti, taip sakant, pavalgyti vaisių, kuriuos su savim turiu. Bet kai nerealiai čia. Ir čia žmonių nėra. Nu, Vietnamas aš girdėjau, kad jis nėra labai užturistintas, tai man šita dalis labai patinka, tai Vietnamą. Nu, man šita vietelė, tai labai vau, čia mano šiandienos turbūt highlightas. Nu, čia žiauriai, nu, nežinau, čia ir ta muzika groja, ir ta prasme kalne ten tų bokštelių daug, ir tas kroklys dar pasirodo. Nu, žiauriai fainai, tai dabar... Kadangi nemažai užlipau, dabar truputį užtruksiu, kol nulipsiu. Nulipti aišku lengviau, bet jaučiu, koitis biškiai jau padrebės. Tai va leidžiuosi žemyn ir dar šiandien bandysiu iki vieno paplūdimio palėkti, jeigu suspėsiu. Negalėjau nesustoti šitoje to dangoje. Labai čia faina. Žodžiu, važiuoju ir mėgaujuosi iš tikrųjų vaizdais. Nu, čia tolumoje iš vis va kalnai jau pilnai. Tokia aukštoki gana. Ir va tie tokie pasivažinėjimai mažais takeliais, mažais keliukais man yra labai vau. Žiauriai man patinka šiandienos pasivažinėjimas. Čia va kažkur tai sustojau, kad yra ir keletas plūduriuojančių namelių. Ir dabar va tokia apsupta kalnų, kalvų. Važiuoju toliau. Iki to paplūdimio paspėsiu pavažiuoti, tai čia taip kelias toksai ir eina. Žiauriai faina. Žodžiu, į tą paplūdimį, kurį važiuoju, iš visų pusių sakė, uždaryta yra. Nepamatysiu aš jo. Bet, vat su tokiais, aš va visą kelią, va su tokiais vaizdais važiuoju. Tai žodžiu, tai ką, nu, tai liksiu be šito paplūdimio, grįžtu tada į Nečangą. Pavalgyti reikės ruoštis keliauti tolyn. Atėjau į tokią sušių vietelę. Viena lėkštutė euras. Kiek lėkštučių suvalgai, tiek euriukų. Tai žodžiu, važiuoju konvejeriukus ir renkės, ką noriu valgyti. Nu, prisiragavau aš čia visokių tai reikaliukų. Ir žalios žuvies, ir žalio tuno, ir žalio aštuonkojo. Nu, žodžiu, gerai šiaip visai pasiskaičiavau, čia su visais PVM-ais turbūt apie 8 eurai bus. O paragavau turbūt 7 rūšis, va tai po vieną, po 2 sušiukus. Tai žiauriai gerai, skaniai, labai. Geriausia tai man, kad jie turi sušius su mėsa. Matosi, kad su kiaulienos, tai šoninė, žalinė, žinot, kepta, rūkyta kažkokia, tai va, pavyzdžiui, čia va, tai yra su mėsa. Tai žodžiu, turi sušių visokių, pagal kiekvieno pageidavimus. Viskas, aš jau susikrovus esu daiktus, ruošiuosi važiuoti jau į stotį. Šį kartą nepagailėjau pinigėlio, už 50 netgi eurų nusipirkau sleeping busą, turėtų būti labai ten jau kažkoks luxury su plačia lova. Tai žiūrėsiu, kaip man seksis. Viskas judu ir sekantis stotelė bus jau Hoi Anas.